Sveiki visi, su jumis aš Ingrid ir tęsim šitos knygos analizę Gliukozės revoliucija, mes svorį pažabok norą užkandžiauti, susigrąžink energiją. Ir tai yra paskutinis apie šią knygą bus video ir po to bus tiesiog piešinys neurografinis. Aš jau vakar trečiam video kalbėjau anonsavau apie 10 patarimų. Pirmas patarimas: valgyti maistą tinkama tvarka, po to antras: kiekvieną valgymą pradėti nuo daržovių. Užkandžio tai prašom. Trečias patarimas: neskaičiuoti kalorijų. Ketvirtas: išlyginti pusryčių gliukozės kreivę. Penktas: rinkitės bet kurios rūšies cukrus, jis visas vienodas. Šeštas: rinkitės desertą vietoj saldaus užkandžio. Septintas: prieš valgydami griebkite acto. Aštuntas: pavalgę pajudėkite. Devintas: jei reikia užkąsti, rinkitės nesaldų užkandį. Ir 10: aprengkite savo angliavandenius. Ir aišku, yra ruošinukai, visokie patarimai ir visa kita. Kaip ir sakiau, nėra mano tikslas visą knygą jum perskaityti. Yra tikslas tai, kas mums reikalinga dėl mūsų susigrąžinimo energijos, taisyklinga tvarka, kaip valgyti. Taigi, iš tikrųjų, labai daug ten puslapių yra, tie 10 visi patarimai ir visa kita. Kai nusipirksit knygą, tikrai galėsit paskaityti ir tikrai labai įdomu. Ir labai rekomenduoju tie, kurie nori sutvarkyti savo mitybą, ją įsigyti, ir ten tikrai ne vieną kartą reikia skaityti. Bet dabar reziumuoju, ką sužinojau ir kokius patarimus svarbiausius teikia autorė šito bestsellerio. Tai valgyti maistą tinkama tvarka. Reiškia, pirmoje vietoje yra skaidulos, tada eina baltymai riebalai ir tik trečioje vietoje krakmolas cukrus. Taip, sumuštinis jau nebetiks, jį reikės išskaidyti ir tam tikrai eilės tvarka jį suvalgyti. Kodėl būtent taip, o ne kitaip? Pirma valgomos, aišku, daržovės, o paskui tik angliavandeniai. Nes kai pirma suvalgomos daržovės, tada gliukozė į kraują patekimo greitis sulėtėja ir tada labai stipriai sumažėja gliukozės šuolis. Jeigu pirma eina krakmolas cukrus, ta prasme bandelės, tarkim, tortai, nueinam ten kažkur tai nusipirkam, tai visa tai patenka į ploną žarnyną, skaidomas maistas į gliukozės molekulės ir gaunasi labai didelis gliukozės šuolis. Ir tai yra, tada po kurio laiko norisi normalaus maisto, tada prasideda užkandžiavimai, tada mes bandom išlyginti tą gliukozės šuolį ir visai kaip. Tai va, tai toliau, kodėl vėlgi rekomenduojamas skaidulas pirmoje vietoje? Todėl, kad yra toksai fermentas alfa-amilazė ir jisai susilpnina veikimą ir sulėtina skrandžio tuštėjimą, ir skaidulas lėtina skrandžio tą tuštėjimą. Skaidulos ploname žarnyne sudaro klampų tinklą, apsunkina gliukozės patekimą į kraują. Ir priminsiu, pirmosiuose video, kai mes kalbėjome apie fotosintezę, buvo skaidulos, tai stiebai, šakos, žiedai, lapai, šaknys, o krakmolas, kuris eina pačiam gale maitinimuose, tai yra burokėliai, bulvės, morkas, salieras, ropė, pastarnokas, ryžiai, avižos, kukurūzai, kviečiai, miežiai, pupelės, žirniai, lęšiai, sojų pupelės ir inžiniai. O baltymai tai jau taip aišku, ne? Mėsa, žuvis, kiaušinis, pieno produktai, riešutai. Ir riebalai, aišku, sviestas, aliejus, avokadas. Svarbu valgyti teisingą tvarką ir atkreipti dėmesį, kaip jaučiatės po valgymo, kai eina pirmas skaidulos, po to baltymai, riebalai, o ant pačio galo cukrus, krakmolas, taip vadinami angliavandeniai. Ir iš tų patarimų, ką jau skaičiau, iš tikrųjų, čia man buvo tokia šiokia naujiena, kad pavyzdžiui, mes kai valgom tik tai, tarkim, sugalvojam obuolius suvalgyti ar kriaušę kaip kokį tarpinį valgymą, tai pagal knygą iš tikrųjų tai turi būti kaip desertas. Ir rekomenduojame iš tikrųjų intervalai netgi valgyti, tarkim, arba galima viską iš eilės, tam tikrai eilės tvarka. Pirma, pavyzdžiui, salotos lapai, tada mėsytė arba žuvis ir ant pačio galo ten, jeigu trūksta duona arba, net nežinau, kažką tai, arba ryžiai, kaip pavyzdys, ne? Nes kas yra krakmolas? Bulvės ant pačio galo. Ir rekomenduojami intervalais tokiais, arba iš viskas iš karto, bet teisingai, arba kas 10 minučių, arba kas 20. Aišku, geriausia tą desertą obuolys ar kriaušė ar koks tai vaisius, kad ir po 20 minučių. Ir dar duoda toksai labai įdomų dalyką, kad pavyzdžiui, gali būti taip, kad jeigu suvalgiam salotų ir praeina ten valanda ir mums kažko trūksta po tos salotos, gali būti taip, kad mes kaip užkandę pasidarėm, tik tai salotą suvalgiam arba salotų lapų, tai po valandos galim suvalgyti angliavandenius, pavyzdžiui, ryžių. Bet nerekomenduojama po 2 valandų, nes tada bus gliukozės šuolis. Tai, žodžiu, duoda suprasti, iki valandos galima po salotų suvalgyti ir angliavandenių, krakmolo arba cukraus. Ten daug yra, žinokit, labai, jeigu yra toksai derinys, jeigu racione nėra krakmolo arba cukraus, tai pirma eina daržovės arba skaidulas, tada ant pačio galo eina baltymai riebalai. Tai ir iš tikrųjų labai taip įdomiai. Ir dar yra viena tokia rekomendacija, kad knygoje kyla noras suvalgyti saldumyną, padėkite jį į šalį ir suvalgykite tik po kito valgymo kaip desertą. Tai reiškia, pavalgiam, praėjo kiek laiko ir ant pačio galo suvalgom kaip desertą. Man buvo labai įdomu tai, kad buvo ten instrukcija apie actą. Aš tikrai jos jums tiesioginėme eteryje neduosiu, todėl kad tai man asmeniškai nepriimtinas dalykas, bet to ten įrašo, kad su actu reikia žiūrėti, koks jūsų skrandis ir visa kita. Jaunam žmogui gal ir visiškai nieko, bet mano jau aš nelabai norėčiau tą actą vartoti, nors ten yra skiedžiamas, jisai su vandeniu yra parašytos proporcijos. Ir po valgio pasivaikščioti mažiausiai 10-20 minučių, pajudėti, tai dar labiau sulėtina gliukozės arba gliukozė greičiau skaidoma, jinai neužsilieka ir nelieka šuolių tų
gliukozės šuolio. Tai aš, kai skaičiau knygą, prisiminiau, kodėl Japonijai vaisiai, tai yra grynas cukrus, fruktozė, sacharozė, kodėl yra labai labai brangus ir jie valgo kaip desertą ir jie valgo labai mažais kiekiais. Kas Lietuvoje iš tikrųjų mes, jeigu obolį vieną suvalgai, tai žiūrint koks dar obolis. Kartais vienu oboliu tikrai mes nelabai apsiribojam. Vat, ir jeigu avižinė košė ryte, tai avižinė košė tai yra angliavandenis. Tai avižos yra, atsiprašau, krakmolas, ne angliavandenis. Tai va, ir dar jeigu avižas su uogomis, kad ir šaldytomis, ne, mes suvalgom, tai ką žinau, ryte pradėti nuo krakmolo cukraus, taip vadinamo, ar tikrai geras sprendimas, gal vis dėlto rytą pradėti nuo skaitalų, nuo daržovių. Vat. Ir aišku, kaip ir sakiau, darysim piešinį ir kadangi esu eksperimentatorė, tai tikrai šita tvarka bandysiu taip kaip prašo ir po to po kurio laiko žiūrėsim, nes man yra labai svarbu, kad nebūtų gliukozės šuoliai, tai vienas, susigrąžinti energiją, kad jausčiausi lengvai ir jeigu pavyks dar svorį mesti, tai bus tobula. Va. Ir dar skaitydama aš labai supratau, kad man reikia susirašyti ir pasikabinti kurį tai laiką skaidulos daržovės ir iš jas tiesiog net krakmolas pasižymėti, nes aš jau pradėčiau nuo burokėlio ar kokios morkos, o čia yra krakmolas cukrus. Vis dėlto reikėtų pradėti pirmą nuo lapų, brokolio, kopūsto, nuo tokių turbūt greičiausia, ir kalafijorų. Tai žodžiu, man reikia dar pasižiūrėti savo racioną, ką aš daugiausia naudoju ir kad eilės tvarka nesumaišyti. Ten ir yra tokia, net vienam puslapį yra, taip kaip rekomendacija iš tikrųjų, pasidaryti lentelę ir susirašyti, kas yra kas, pasižymėti, pasidaryti paukščiukus, ten tokius, susidėti, kad ten pavyzdžiui, avižos, dabar nerasiu greičiausiai, turbūt tiesioginį čia darau, bet yra čia naus lentelė, tokia net rekomendacija pasidaryti savo, kad ne pasimesti ir kad negalvoti, kad tai yra, kaip ir sakiau, aš visą laiką galvoju, kad suvalgyti, tokį kaip užkandį obolį, nieko tokio, čia pasirodo, aš gryną angliavandenį suvalgau ir prisidarau po to problemų, o obolį pasirodo, kaip ir visus vaisius, valgyti kaip desertą. Tai va, tai su jumis buvau aš, Ingrid, ir dabar pereisim, bus kitas video, tai bus 5, kada mes piešim tam, kad padaryti geresnės neuroninės jungtis ir kad atkreipti dėmesį vis tiek į tam tikrus dalykus. Taigi, tikrai kviečiu įsigyti knygą. Tikrai rekomenduoti turėti bent jau kurį laiką ją ant stalo, pasivartyti, tą aš irgi pati darysiu. Ir šiam kartui tiek, su jumis buvau aš, Ingrid. Ate.